O, sveikas sakiniuotasis. O, labas. Pradėsim pamoką. Pasakykit vaikai sakinį su žodžiais tikriausiai ir nes. Na, Onute? Tikriausiai eisim į parduotuvę, nes taikomos didelės nuolaidos. Gerai, Onute, 10. O tu, Marytė? Tikriausiai eisime grybauti, nes vakar lyjo. Irgi gerai, 10. Na, Petriuk, o tu? Močiutė paėmė laikraštį. Na ir ką? Tikriausiai eis šikt, nes skaityt nemoka. Petriuk, dabar aš tau užduosiu kelis klausimus. Gerai. Ką karvė turi 4, o aš tik 2? Kojas. Kas pas tave yra kelnėse, ko nėra pas mane? Kišenis. Kas įdedama kietų ir rožinių, o ištraukiama minkštų ir lipnių? Kramtoma guma. Ką vyras daro stovėdamas, moteris sėdėdama, o šuo ant 3 kojų? Paduoda delną. Dabar užduosiu porą klausimų iš serijos kuo esu. Ok. Įstatai mane į savo ramstį, pririši mane, aš drėkstu greičiau nei tu. Palapinė. Būnu įvairių dydžių, kai blogai jaučiuosi, drėkstu ir teku, kai mane išvalai, jaučiuosi gerai. Nosis. Na gerai, paskutinis klausimas. Turiu kietą kamieną, mano galas keltas, mėgstu šaudyti. Strėlė. Siųskit Petriuką ne į 3 klasę, o į universitetą. Aš pats į kai kurios klausimus nežinojau atsakymo.